Sveiki visi ir visos. Esu Gabrielė Labanauskaitė, kūrybinio rašymo dėstytoja, rašytoja, dramaturgė. Jau daugiau nei 10 metų tyrinėju naratyvus ir kaip kuriami pasakojimai. Taip pat šiomis žiniomis dalinuosi su visais norinčiais. Jeigu jauti, kad jau pats laikas pradėti mokytis rašyti, kviečiu kartu leistis į šią gražią ir įdomią kelionę. Kūrybinis rašymas – tai į procesą orientuotas bet koks autorinis rašymas. Taigi, jam nesvarbu žanras, apimtis. Tiesiog nuo istorijų pasakojimo, angliškai taip vadinamo storytellingo, jis skiriasi tuo, kad nesikoncentruoja į rezultatą, į kažko užbaigto, didelio ir aplinkos vertinamo sukūrimą, o tiesiog į rašymo malonumą. Rašyti, mėgautis tuo, ką rašai, lavinti valią, ištvermę ir rutiną. Taigi, rašymui, kaip jau supratote, svarbus ne tik įkvėpimas ir virš stalo plevenančios mūzos, bet taip pat ir įprotis rašyti ir reguliarus prisėdimas prie stalo. Aišku, jeigu stovite, galbūt rašote remdamiesi į sieną, bet kuriuo atveju laikas kūrybai yra labai svarbus. Todėl kūrybinio rašymo pagrindų kursas ir yra pati pradžia mokanti ne tik rašyti, patirti rašymo malonumą, bet ir sykiu ugdyti kasdienį įprotį tai daryti. Net jeigu neturite laiko kasdien ir paskirsite kartą į savaitę ar kelis kartus per savaitę, šį laiką rašymui vis tiek yra labai svarbus reguliarumas ir kad tai nebūtų vienkartinis prisėdimas, o nuolatinė disciplina. Kai Stepheno Kingo paklausė vienas iš jo studentų, aš labai noriu rašyti, kągi man daryti? Ir rašytojas, bestselerių autorius atsakė, pirmiausia, labai daug skaityti. Studentas išsigando, bet tai kaip tiek daug skaityti, aš neturiu tam laiko. Ir Stephenas Kingas atsakė, o kaip tada tu turėsi laiko rašyti? Taigi, bet koks užsiėmimas reikalauja laiko, pastangų, energijos. Neišimtis ir kūrybinis rašymas. Labai dažnai buvo manoma, kad gali rašyti tik tai Dievo įkvėptieji, talentingieji, pateptieji, žodžiu, kad ne kiekvienas žmogus turi šį talentą ir galimybę sukurti kažką įdomaus ir vertingo. Šiame kurse aš jums parodysiu, kaip laikui bėgant keitėsi šis požiūris, nepaisant to, kad vis dar yra pavienių žmonių, kurie laikosi to seno įsitikinimo. Kitaip tariant, nenustok tikėti savimi, savo galimybėmis ir tuo, ką mes galime pasiekti, įdedami nuolatinio darbo ir pastangų.